mes lietuviai tikrai mėgstam spygliuočius augalus. Ir tikrai ne veltui, nes spygliuočių augalai mums gali suteikti užuovėją, mums gali suteikti pavėsį, apsaugoti nuo dulkių ir triukšmo. Ir tai darys ištisus metus. Spygliuočiai populiariausi, tikriausiai, ką mes dažniausiai matome ir savo kiemuose. Tai yra eglės, pušys, kadagiai, puskiparisiai ir žinoma tujos. Kad jūsų spygliuočiai būtų sveiki ir gražus, reikėtų be abejo jais pasirūpinti ir žinoti keletą nesudėtingų taisyklių, kaip tą daryti. Spygliuočius geriausia būtų sodinti rudenį arba pavasarį. Taip jiems bus lengviau įsitvirtinti žemėje, kuri bus drėgna ilgesnį laiką. Spygliuočiai mėgsta lengvesnę dirvą. Jeigu jūsų žemė yra sunki, tai yra sunkus, tvirtas molis, reikėtų pasirūpinti, kad sodinant mes ją palengvintume. Galime įmaišyti daugiau komposto, įmaišyti smėlio ar žvyro, kas truputėlį pradrenuos dirvą. Ruošiant duobę, sodinant spygliuočius, galvokite, kad tai bus jūsų didelis medis. Jeigu jūs sodinate didelį medį, jam reikia didelės duobės. Sodinkite kuo galima daugiau įploti, nesodinkite, o ruoškite duobę. Kuo platesnė duobė bus, tuo lengviau augalui bus pasiekti maistinės medžiagas, nes maitinančios šaknys keliauja vis tiek labiau į šonus, o ne į gylį. Sodinant galite įterpti kompostą, kas būtų maistinės medžiagos jūsų naujai pasodintam augalui, perpuvusią mėšlą arba šiek tiek kompleksinių trąšų. Jeigu sodinate augalą iš vazono, tai tręšti jo gal ir nereikėtų, nes dažniausiai medelynai arba sodo centrai augalus prižiūri, juos tręšia iki jums nusiperkant. Pasodinus augalą būtinai reikėtų palaistyti ir laistyti reikėtų reguliariai, ypač jeigu tai yra vasara ir sausa ir karšta, darykite tą bent kartą į savaitę, galite ir dažniau. Atkreipkite dėmesį, ar žemė pilnai išdžiūvusi ar ne. Negalima sudžiovinti, spygliuočiams tai yra labai svarbu. Jeigu jų šaknis sudžius, spygliai nudžius ir naujų spyglių sulauksite tik tais kitais metais. Jeigu sulauksite išvis. Spygliuočius augalus reikėtų tręšti ankstyvą pavasarį. Tam naudokite spygliuočiams skirtas trąšas. Tose trąšose bus subalansuoti mikroelementai, kurie suteiks jūsų spygliuočiams ryškią spalvą, stiprius spyglius, stiprius ūglius ir taip augalas bus gerai pamaitintas ir sėkmingai augs. Kadangi paprastai mūsų spygliuočiai, tokie kaip pušys, auga tą vieną kartą per metus, išleidžia savo ūglius, tai pavasario pradžioje jiems itin svarbu gauti pakankamai maistinių medžiagų. Rudenį spygliuočius taip pat vertėtų patręšti, tačiau tam naudokite jau rudeniui skirtas trąšas ir tą darykite iki rugpjūčio vidurio. Vėliau, tręšiant, galite suaktyvinti spygliuočių augimą ir jie nespės pasiruošti žiemai. Spygliuotis kaip augalas, kaip medis tikrai nereikalauja labai daug priežiūros. Todėl tikrai, jeigu jums reikia pavėsio, jeigu jums reikia nuolatinės žalumos, sodinkite savo kieme. Atkreipkite dėmesį, kad spygliuočių būna labai daug skirtingų dydžių, skirtingų formų, nuo visai mažulyčių pušų iki didžiulių medžių, kurie užimtų labai daug vietos jūsų kieme. Tai būtinai pagalvokite, kokio augalo jums reikia ir rinkitės būtinai atsižvelgdami į tai. Spygliuočiai augalai gali būti panaudojami skirtingose vietose jūsų kieme. Spygliuotis gali būti jūsų akcentinis augalas, išformuotas kaip nivakių pušis, pavyzdžiui. Tai jie puikiai leidžiasi ir visai nėra taip, kad skaudžiai reaguotų į genėjimą. Pušų genėjimas yra daromas, kai yra išaugę naujai tie pirmamečiai ūgliai, juos reikėtų laužyti, nekirpti, nes kerpant jūs nukirpsite ir spyglius, kurių forma nebebus tokia, kokia turėtų būti. Tujas, kaip žinote, tikrai genim visi, kaip gyvatvorės, taip kad galime spygliuočius genėti, formuoti ir netgi rekomenduoju tą daryti, kad augalai būtų sveiki, kad oras cirkuliuotų tarp jų šakų ir neįsiveistų ligos. Spygliuočiai, deja kaip ir visi augalai, turi ligų ir turi kenkėjų. Kai pažįstam savo augalą ir žinom, kaip jisai turėtų atrodyti sveikas, labai lengva pastebėti, kad augalai yra kažkas ne taip. Jeigu jūsų pušų spygliai ima ruduoti nuo viršaus, jeigu jūsų pušų spyglius pradeda išmėtyti dėmelėmis, reikėtų sunerimti. Galbūt tai yra kažkoks tai grybinis susirgimas ir reikėtų pušį nupirkti fungicidų, kuris sunaikins grybo sporas ir neleis plisti užkratui. Be ligų pušis mėgsta ir kenkėjai. Jaunus ūglius mėgsta valgyti amarai, taip pat įvairūs žievėgraužiai, kuriuos pastebėti yra tikrai sunku.
Kartais tie vabalai, žievėgraužiai įsigraužia į pušies viršūnę ir viršūnę tiesiog nudžiūna. Jaunus pušų ūglius tikrai mėgsta amarai, tad galite pamatyti, kaip ant pušies ūglių yra amarų. Amarus sunaikinti nėra sudėtinga, jos galima nupurkšti žaliuoju kalio muilu, kas yra visiškai nekenksmingas, mūsų nekenksminga priemonė naikinti kenkėjus. Tačiau yra kenkėjai, kuriuos tikrai sudėtinga pamatyti. Tai gali būti žievėgraužiai, kurie gyvena po mūsų pušų ar kitų spygliuočių žieve ir pamatome, kad augalas jau džiūna tada, kai jau sudėtinga yra jį sunaikinti. Jeigu pastebėjote, kad jūsų spygliuočia arba jūsų pušies, pavyzdžiui, visa šaka arba visa viršūnė ėmė sparčiai ruduoti, atkreipkite dėmesį. Galite nukirpti tą ruduojančią nurudavusią šaką. Pasižiūrėkite, ar nėra išgraužtų skylių, ertmių, kas būtų indikacija, kad jūsų augalą būtent graužia viduje kamieno tam tikri vikšrai ar vabalai. Tokiais atvejais reikėtų tikrai sunerimti, tas šakas sunaikinti ir augalą nupurkšti preparatai skirtiems būtent naikinti parazitus. Tikrai rekomenduoju spygliuočius sodinti savo kieme. Vien tai, kad ta žalia spalva tiek vasarą, tiek žiemą gali praturtinti jūsų kiemą. Nors kartais atrodo, kad spygliuotis yra labai statiškas vaizdas, bet jis yra labai geras struktūrinis elementas. Ypač, jeigu turite triukšmingą gatvę, jeigu turite žvyrą arba turite dulkių daug aplinkui, spygliuotis tikrai apsaugos jūsų kiemą nuo visų šitų nepageidaujamų reiškinių. Jis apsaugos nuo dulkių, apsaugos nuo triukšmo, suteiks jums pavėsį ir tikrai pradžiugins tiek vasarą, tiek žiemą. Taip kaip be spygliuočių, taip ir be vaismedžių sunkiai įsivaizduojame savo kiemus. Vaismedis gali būti labai gražus medis, kuris jums duos ne tik tais vaisius, bet ir estetinį grožį jūsų kieme. Kaip pasirinkti vaismedžius? Vaismedžius rinkitės pagal tai, ką mėgsta jūsų šeima. Jeigu jūs drąsiai valgote obuolius, sodinkite obelis. Atsižvelkite į tai, kad obelis gali vesti vaisius skirtingų metų. Turim ankstyvas vasarinės veislės, turim rudeninės, turim žieminės, kurios išsilaikys ilgesnį laikotarpį. Jeigu turite daug vietos kieme, tai rekomenduoju pasisodinti tiek obelų, kad tą visą laikotarpį ir ištęstume obuolių valgymą. Ta pati galime daryti ir su kitais vaismedžiais, tiek kriaušėmis, tiek kaulavaisiais. Geriausias laikas sodinti vaismedžius yra ruduo. Ruduo tinkamas todėl, kad žemė dar vis yra šilta, ją palaisto rudeniniai lietus, todėl jinai drėgna ir augalui taip yra lengviau įsitvirtinti, o jums reikės mažiau priežiūros. Sodinant būtinai pasirūpinkite, kad duobė būtų pakankamai didelė, kad augalas galėtų sėkmingai įsitvirtinti ir turėtų pakankamai maisto medžiagų augti. Kuo didesnė ir geresnė duobė bus, tuo jūsų augalas bus tvirtesnis ir gražesnis. Ir, žinoma, jūs nudžiugins vaisiais jau galbūt net ir kitais metais. Naujai pasodintą augalą, vaismedį yra labai svarbu gausiai prilieti. Vienam augalui negailėkite vandens, bent kibirą vandens supilkite, tam, kad žemė tikrai būtų drėgna. Neužtenka to vieną kartą palaistyti ir laistyti reikėtų reguliariai, jeigu žemė išdžiūna. Ne visada mūsų rudenis dabar mus gausiai palaisto, tad kartais reikia mums tą padaryti už gamtą. Tam, kad drėgmė taip greitai neišgaruotų, rekomenduoju pamulčiuoti žemę prie vaismedžio. Tačiau ypač jeigu sodinate vaismedį rudenį, palikite tarpelį prie kamieno, nemulčiuokite tos vietos, nes mulčias ir vieta po mulčių dažnai būna labai saugi vieta mūsų graužikams. Ne mūsų, gamtos graužikams, neauginame to graužiko. Atitraukus išvengsime rizikos, kad tasai mūsų graužikas nugrauž obels ar kito vaismedžio žievę ir tokiu būdu apsaugosime jam. Mūsų vaismedžių priežiūra neapsiriboja tik pasodinimu ir tikrai reikėtų pagalvoti apie tai, kad vaismedžius reikia genėti, taip formuojant jų vainiką. Genėjimas augalui padeda būti sveiku ir stipriu. Jeigu augalas turi šakų, kurias liečiasi viena su kita, jeigu šakos keliauja į lajos vidų, tokias šakas reikėtų iškirpti. Pasižiūrėkite, ar nėra pažeistų šakų, ar nėra labai silpnų šakelių, jas irgi reikėtų nukirpti. Jeigu augalas labai sparčiai keliauja į viršų, galite pakirpti viršūnę, tai skatins jūsų augalą šakotis. Galvojant apie tai, ar visi augalai gali augti šalia vienas kito, ar turi draugų arba priešų,
Reikėtų atkreipti dėmesį gal į tą dalį pagal tai, kaip auga augalas, į kokį aukštį jisai pasieks. Vaismedžiams, kad jūsų vaisiai būtų skanus ir saldus, reikia saulės. Tai būtinai pagalvokite, kad aukščiausi medžiai nemestų šešėlio kitiems medžiams, neužstotų saulės ir leistų vaisiams tolygiai prinokti. Kriaušės mėgsta augti prie obelų, vyšnės mėgsta augti prie trešnių, bet labai svarbu išlaikyti ir tinkamus atstumus. Medžiai ne per daug mėgsta liesti šakomis vienas su kitu, tad tie atstumai turėtų bent būti keli metrai vienas nuo kito, atsižvelgiant į augalo veislę, į jo savybės, į tai, kokio dydžio jisai bus, kai jis augs. Vaismedžius ir jų vaisius mėgstam ne tik tais mes, bet ir kenkėjai. Tikrai galite pastebėti amarų ant vaismedžių lapų praktiškai viso sezono metu. Nekartą tikriausiai esate sutikę kokį kirminėlį obuolio viduje ir tikrai mūsų augalai mėgstami tiek vaisgraužių, tiek vikšrų vabalų, kurie valgo augalų lapus. Vienas iš pagrindinių tikriausiai būdų, kaip to išvengti, tai yra pavasarinis vaismedžių purškimas, specialiai tam pritaikytom priemonėm. Jų galite irgi rasti prekybos centruose. Būtinai stebėkite savo augalus, jeigu matote ir vasaros metu tuos pačius amarus, purškite ekologiškomis priemonėmis. Tuo pačiu žaliuoju kalio muilu nenaudokite chemijos, nes visa ta chemija stiprioji sukeliaus į jūsų vaisius ir vaisius nebebus toks sveikas ir skanus. Kalbant apie ligas, taipogi galite pamatyti, kad ant vaisių arba augalų vaismedžių būna miltligė, būna rudoji dėmėtligė, kai augalų lapus išmėto rudosios dėmės, rūdis, kitaip vadinamas. Tai augalui nėra labai smarkiai kenkiantis dalykas, tačiau kai tos ligos smarkiai išplinta, tai be abejo silpnina mūsų vaismedžius. Taip kad vaismedžiais taip pat reikia rūpintis. Mūsų vaismedžiai, ypač tai jeigu tai yra trešnės ar vyšnės ir kai medis pasidabina pilnomis šakomis uogų, pritraukia ne tik mus, bet pritraukia ir paukščius, kurie irgi mėgsta tas uogas sulesti. Jeigu nesate linkęs dalintis su paukščiais, rekomenduoju pasistatyti garsinės baidyklės paukščiams arba uždengti medžius tinklu. Jeigu medžiai per aukšti, ko gero teks pasidalinti. Vaismedžiai yra ne tik tais nauda, ne tik tai skanūs vaisiai, bet ir labai gražus medžiai. Pavasarį, kai jie pasidabina pilnom šakom žiedų, tikrai labai džiugina ir labai papuošia mūsų kiemus. Tai jeigu kieme turite spigliuočių, kurie jums išlaiko grožį visais metų laikais, tai yra jūsų apsauga ir džiaugsmas, tai vaismedžiai yra grožis ir žinoma yra maistas mums. Tai kviečiu kiemą padaryti ne tik gražiu, bet ir naudingu.